tamsta prezidentė. Turiu tokį klausimėlį. Jūs tvirtinot vyriausybės ministrus, premjerės teikimą. Tvirtinot visus, kaip mes kaudė, sako, man įdavot bardaką. Nė vienam nepareiškėt nepasitikėjimą. O Landsbergiui pasakėt, kad netgi pasitikėt. Tiek iš kadas pridirbo. Vienas klausimas. Ar jūs, tiksliau, pavaiksiu, ar jūs nejaučiat atsakomybės? Antras klausimas. Per visą savo kadenciją jūs neatsiėmėte teikimą ratifikuoti Stambulo konvenciją, o jūs to galite padaryti. Jūs žinot, kad ir Lietuvo žmonės susiskaldė. Dėl ko taip nepadarėte? Ir dar vienas gal klausimėlis. Gal tą nuvalkėtų frazę gerovės valstybė, bet ar jums neatrodo, kad gerovės valstybės idėjas jūs neįgyvendinot? Jis įgyvendina ton, sakysim, idėjų banką. Jeigu nuimant grynusius pinigus, po 10 eurų atskaita, tas į daug, o nei pelna jam. Ar nereiktum vis dėlto banką, kad pradėtų mokėti normaliai ir anus biškį reguliuoti? Paskutinis dar, jeigu aš klystu, jūs pasakysit. Murdos, jūs kadencijais pradžio žadėjot Lietuvos bankai, kad bus koroncijai valstybės. Yra. Atsakysiu visus klausimus iš eilės. Tai gal pirmas klausimas. Čia ne apie kadencijas, kalbėkim dabar apie pirmiausia jūsų pirmas klausimas buvo dėl ministrų skirimo. 2020 metais buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimas. Ir pagal Lietuvos Respublikos konstituciją valdančią koaliciją suformuoja tos partijos, kurios gavo didžiausią Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Aš suprantu, kad dabar tas pasitikėjimas yra visiškai kitoks ir dabar niekas tų partijų, kurias tada taip aktyviai rinko, neberinktų. Bet 20 metais valdančioji koalicija buvo sudaryta, didžiausią balsų skaičių gavo Krikščionių demokratų Tėvynės sąjungos partija, gavo Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija. Taigi premjerė teikia savo kandidatūras, dalindama tam tikrus postus tarp tų partijų pagal koalicijos sutartį. Prezidentas žinoma gali atsisakyti tvirtinti kai kurios ministrus ir tokius ministrus aš atsisakiau tvirtinti. Tai buvo žemės ūkio ministras buvo siūlomas, po to buvo susisiekimo ministras kitas siūlomas. Bet prezidentas negali pradėti skirti ministrus, kokie jam patinka. Nepaslaptis, kad tarp manęs ir Tėvynės sąjungos nėra didelės simpatijos. Bet aš privalau gerbti Lietuvos žmonių pasirinkimą, kuris tuo metu buvo toksai ir kuris suteikė šitai partijai didžiausią pasitikėjimą. Kas yra ponas Landsbergis? Ponas Landsbergis yra šitos partijos vadovas. Ir pareikšti nepasitikėjimą šitam ministrui, patinka jis man ar nepatinka, čia antraeilis klausimas. Reiškia, kad iš esmės vyriausybę sugriaut ir neturėti net galimybę surengti išankstinių rinkimų, kadangi iki kadencijos pabaigos liko jau per mažai laiko. Tai nėra taip, kad prezidentas daro tas, kas jam patinka. Taip yra dalykų, kuriuos privalai daryti, nes taip nustato Lietuvos Respublikos konstitucija ir jeigu aš pradėsiu manipuliuoti Lietuvos Respublikos konstituciją, gali baigtis taip, kaip vienam prezidentui Lietuvoje jau baigėsi. Todėl užsienio politikoje aš sutinku, kad buvo padaryta klaidų. Aš manau, kad aš dariau viską, kad Lietuvos balsas užsienyje skambėtų išdidžiai ir garsiai. Per visą laikotarpį aš stengiausi, kad Lietuva įgytų kiek galima daugiau draugų. Ir jūs turbūt vis tiek matote, kokie yra mano santykiai su Lenkija, su Lenkijos Respublikos prezidentu. Kokie yra mano santykiai su Prancūzijos prezidentu Macronu. Jūs turbūt matėte, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas lankėsi Vilniuje ir išreiškė mums savo paramą. Mes suorganizavom NATO viršūnių susitikimą. Mes suorganizavom visai neseniai 3 jūrų viršūnių susitikimą. Lietuva šiandien skamba pasaulio žemėlapy. Ir tai buvo prieš mane 10 metų skaičiuojant. Ar buvo tokių vizitų, ar buvo tokių konferencijų? Taip truputį pagalvokim apie tai. Aš dėjau pastangas, kad Lietuva būtų reikšmingas regioninės politikos žaidėjas.
Aš dar kartą kartuoju, padaryta klaidų, sutinku, bet tikrai stengiuosi, kad prioritetas būtų draugų įgyjimas. Ir tų draugų mes šiandien turime labai daug. Dabar dėl Stambulo konvencija. Žiūrėkit, yra nustatyti, Seimas juk nėra mažų vaikų kompanija. Seimas yra vėlgi mūsų išrinktų žmonių Seimas, kuriame yra 141 narys. Ir turbūt tik tai mažam vaikui mes neduodam pinigų, kad jie nenusipirktų tenai, reiškia, vietoj kokių nors naudingų maisto produktų, neprisipirktų Coca-Colos. Tai su vaikais mes taip galime elgtis, bet Seimas, turėdamas galimybę arba balsuoti už Stambulo konvenciją, pritarti jai, arba ją atmesti, tai ir turi turėti savyje drąsos tą padaryti. Kodėl dabar prezidentas turi kišti savo ranką ir patraukti jam iš panosės dokumentą dėl to, kad Seimas niekaip negali apsispręsti? Tai kam tada reikalingas tas Seimas, jeigu jisai negali apsispręsti? Jeigu nepatinka ta Stambulo konvencija, tegu nebalsuoja už ją, tegu balsuoja prieš ją. Tai kas čia, vaikų darželis ar kas? Žmonės susiskaldė į daugiausiai. Žmonės susiskaldė. Mano pozicija šeimos klausimų, mano pozicija vienalyčių asmenų santuokos klausimų, jūs žinote, turbūt girdėjote, ne kartą esu tą sakęs, sakau, kad šitos klausimus reikia spręsti, laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio nuostatų, laikiausi prieš 5 metus, laikausi dabar ir laikysiuos toliau. Dėl valstybinio banko. Taip, aš suprantu, kad tas bankas, kurį mes įkūrėme, jis vadinasi Invega nacionalinis plėtros fondas, yra netoks, kokio jūs tikėjotės arba įsivaizdavote. Tai yra fondas skirtas smulkio ir vidutinio verslo finansavimui, skirtas žaliosios ekonomikos plėtrai, gynybos pramonės industrijai. Bet tai nėra tas, kas buvo valstybinis komercinis bankas, atsimenat, Petriko toks vadovaujamas prieš 25 metus, kuris dėja labai liūdnai pabaigė. Jis priiminėjo žmonių indėlius, mokėjo didelės palūkanas, buvo valstybinis komercinis bankas, jis taip vadinosi. Ir jisai sužlugo ir nusinešė visus žmonių pinigus. Tai ar mes tokio norime? Mes stengiamės kontroliuoti, tai kontroliuoja Lietuvos bankas ir kitus, bet dėja pasaulyje kartas nuo karto taip atsitinka, kad kartais bankai sužlunga. Žlunga tiesiog, nes blogai investuoja pinigus ir sužlunga. Dėl bankomatų, dėl paslaugų, suprantu, privačios institucijos, skandinaviški bankai dirba pirmiausia dėl pelno. Taip yra. Tiesiog kokią įmonę paimtumėm, ar parduotuvę, ar baldų gamyklą, visi dirba dėl pelno, taip pat ir bankai. Kad jiems buvo sudarytos geros sąlygos, taip, bet jūs tikrai negalite pasakyti, kad aš buvau tas prezidentas, kuris prieštaravo pelno mokesčio padidinimui bankams nuo 15 iki 20%. Atvirkščiai sveikinau šitą sprendimą ir aš pasirašiau šitą įstatymą. Bankai buvo apmokestinti didesnių tarifų. Aš pasirašiau dėl solidarumo įnašo, kurį bankai mokėjo ir tebemoka iki 24 metų pabaigos, nes šitie pinigai eina į mūsų infrastruktūros kūrimą, Vokietijos brigados dislokavimą. Aš nepadariau nė vieno sprendimo, kuris būtų naudingas bankams. Taip kad jūsų tvirtinimai yra tiesiog neteisingi. Gerai, prašom. Labadiena. Mano klausimas šiek tiek bus susijęs su pirmuoju. Aišku, norisi pažvelgti į praeitą kadenciją, tai yra šią jau besibaigiančią šiek tiek į priekį. Mes negalim žvelgti nei į praėjusią, nei į priekį, nes aš čia atvažiavau ne rinkimų tikslais, atvažiavau susitikti su jumis, kalbėti apie problemas. Todėl jūs kelkit problemą, aš pabandysiu ją atsakyti. Nu, įdomu čia, ar suprasite tą problemą, nes prieš laukdami, čia pasitarę šiek tiek, pasirašiau, kad aiškiau būtų. Tai va, pasikartuosiu, perskaitysiu, gal greičiau bus. Reiškia, norėtųsi daugiau aiškumo dėl buvusio rinkiminio šūkio misijos, galima pavadinti ją, tai yra gerovės valstybė, gerovės Lietuva. Nors ir nelabai, kaip sakant, tas turinys iki galo tapo aiškus, bent jau man, bet atrodo, kad ta gerovė buvo garantuota ir vėl pasikartuosiu labiau bankams. Nu taip, suprantama, gal čia ne jūsų kaltė.
O tas 1 milijardas vos ne kartais pelnai didėja, kažkaip atrodo, žmonės labai piktina, labai piktina. O paprastiems žmonėms, nu, pakėlė, tai pakėlė, bet infliacija dar didesnė. Ta viską, visus tos priedus surėjo. Europos komisija, kaip sakoma, skurdas, socialinė atskirtis, apie šitai tebekalba. Reiškia, ir praėjus 5 metams nelabai ką sumažėjo. Nu va, ir dabar norėtųsi išgirsti kažkokį tai planus ateičiai, nu, kad ir nekalbėkime apie rinkimus ateinančius, bet vis tiek, kokie tie pagrindiniai tikslai, vis tiek teks mums už jūs balsuoti. Bet kaip balsuoti? Jūs, prašau, nekalbėkime apie tai, apie ką aš negaliu kalbėti, bet aš jūsų klausimą supratau. Apie gerovės valstybę aš esu pasirengęs jums dabar atsakyti, nes aš gerbiamam ponui, kuris prieš tai klausė, neatsakiau šitą klausimą. Taip, aš tik tai savo dar labai aktualų užduosiu kartais per televiziją, netgi buvau uždavęs, tai yra per radiją. Kai vyksta organizuojami debatai, viena iš pagrindinių, mums svarbiausių temų. Atsiprašau, tikrai apie... Ar tai yra susijęs su prezidento dabartiniu darbu, nes negalim šiandien kvestionuoti apie rinkimų... Apie teisėsaugą turbūt galit pasakyti. Apie teisėsaugą galima, jūs nekalbėkite apie tos debatus ir apie kitus dalykus. Nes pasakė, kad pavojinga tema, negalima kalbėti. O mes kiekvieną dieną... Konkretus klausimas. Jo, tai konkretus klausimas. Kada pabaigė Nijolės Oželytės signatarės gerbiamos 18 metais Delfyje pasakyta fraze: Lietuvos teisėsauga yra giliai sovietinė ir korumpuota. Tai va, kiek jinai dabar dar šiandien tokia yra? Ačiū, labai geri klausimai. Tai apie gerovės valstybę. Žinot, kartais žmonės, kurie nenori, kad tas terminas būtų suprastas, sako, kad neįmanoma jo suprasti. Labai paprasta jį suprasti. Gerovės valstybė tai yra atskirčių mažinimas. Viskas, 2 žodžiai. Atskirčių mažinimas. Atskirčių tarp vyresnių žmonių ir jaunesnių, tarp regionų ir Vilniaus, tarp žmonių turinčių negalią arba specialių poreikių ir kitų žmonių. Va ir viskas. Labai paprastas atsakymas. Tai dabar pabandykime atsakyti šitą klausimą, ar pavyko kažką nuveikti ar ne. Gerai, kalbėkime apie senjorus, ar ne? Aš perėmiau kadenciją 2019 metais, vidutinė pensija buvo 344 eurai. Šiandien jį yra 605 eurai. Aš suprantu, infliacija kyla, bet turime būti sąžiningi ir pripažinti šitos skaičius. Ir nenorime sustoti. Ar aš būsiu, ar kas nors kitas, mes turime tęsti šitą kursą. Kokia vyriausybė bebūtų, mes turime tęsti šitą kursą, nes mes senjorams pernelyg daug įsiskolinom. Mes įsiskolinom žmonėms, kurie iš esmės net neprivalo prašyti iš mūsų išmaldos, nes tai yra jų pačių pinigai. Jie dirbo visą gyvenimą, jie mokėjo įnašus, jie prisidėjo prie tų savo pensijų. Taip, ačiū už plojimus, bet iš tikrųjų aš sakau tai, kuo aš be galo tikiu. Ir šitos pensijos jų yra uždirbtos, niekas jiems čia nedovanoja nieko. Ir ką mes ketiname padaryti? Kai aš perėmiau, pareigas, tais 2019 metais vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis buvo 42%. Aš sakiau, noriu pasiekti, kad per 5 metus pasiektų 50%. Ir šiandien mes turime šitą santykį 49%. Galit mušti mane su lazda, kad to procento man pritrūko. Bet pensija šiandien išaugo, aišku, aš prieš jūs buvau Mažeikiuose, moteris prie... Taip, vaikelis sako, viskas teisingai, bet sako, pas mane tai situacija kiek kitokia, aš gaunu 380 eurų. Ir čia prasideda tas vidutinių dydžių žaidimas, reiškia, vidurkis reiškia ką? 605 eurai reiškia, kad kažkas gauna 800, o kažkas gauna 380. Nu, bet jūs gauna 300, ar jūs 800 gauna? 3,8. Ir mes stengiamės šitą mažinti, Irena dar pakomentuos, taip iš tikrųjų, ten yra ta problema, kad tas atotrukis didėja, bet, ką noriu pasakyti, 3,80 ne dėl to, kad kažkas priešiškai nusiteikęs, bet
sodros pensijos yra apskaičiuojamas pagal stažą, pagal buvusią atlyginimą, pagal nepertraukimą darbo stažą. Yra labai aiški formulė, kuri tikrai ten nei Petras, nei Antanas nenusprendžia, kad šitam žmogui reikia mokėti mažesnę pensiją. Ir kai kurie žmonės iš tikrųjų turi pernelyg mažas pensijas, kad galėtų normaliai gyventi. Todėl, matyt, būtų teisingiausia kelti sparčiau tas mažasias pensijas, kad atotrukiai neišnyktų visai, bet kad jie taptų šiek tiek labiau priimtini, nes aš tikrai netikiu, kad galima išgyventi už 380 eurų. Aš, ponė, neįsivaizduoju, kaip tą galima padaryti, bet jūs matyt sugebate. Dabar dėl kitų atskirčių. Na, meras neleis pameluoti, kad aš tikrai niekada nebuvau abejingas regionas. Visada stengiamės per regionų forumus spręsti labai konkrečias problemas. Sakysite, ne viskas pavyko. Taip, ne viskas, bet aš dabar galiu pasakyti, kas pavyko. Fiskalinės drausmės įstatymo pakeitimas konstitucinis. Buvo ilgus metus skundžiamasi, kad savivaldybės negali skolintis tam, kad investuotų į naudingus savivaldybei dalykus, nes neleidžiama skolintis, tiesiog uždrausta. Ir ką mes padarėme? Mes padarėme, kad šita galimybė būtų praplėsta ir europiniams projektams, savivaldybei, kuomet reikia jų įnašo, kad jie galėtų pasiskolinti šitą sumą, tikrai neišlaidauja, neprasiskolina, bet kad tiesiog galėtų įgyvendinti reikalingus projektus, tas buvo padaryta. Žemės įstatymo pakeitimai numatė laisvesnį disponavimą žemę tam, kad pritraukti investicijas ir kitus dalykus. Kai kas nepavyko dėl to, kad kartais susidurdavo požiūris skirtingas prezidentūros ir vyriausybės, aš to nedramatizuoju, kantriai ėjom ir vis tiek stengiamės įgyvendinti tuos pokyčius, kuriuos matėme, kad reikia įgyvendinti. Taigi regiono skirties klausimų buvome tikrai matomi, buvome aktyvūs, savivaldybės pačios tą pripažįsta ir mano vizitai į savivaldybės yra būtent inspiruoti to, kad aš noriu padėti savivaldybėm, nes aš manau, kad gyvenimą gerą turi kurti valdžia, kuri yra arčiau žmonių, kuri mato žmonės, o ne kažkur tai sėdėti Vilniuje, kuri nieko man nemato ir dar nenori išvažiuoti iš to Vilniaus ir pasižiūrėti, kaip Lietuva gyvena. Tai aš manau, kad tai yra teisinga, nes tai yra tas vadinamasis subsidiarumo principas, kuris visoje Europoje egzistuoja. Ta, ką gali išspręsti vietoje ir spręs vietoje, o ne deleguok kažkur tai į centrą. Na ir dar viena atskirties forma. Štai žmonės su specialiaisiais poreikiais. Prasidėjo viskas nuo tokių dalykų, kurie, sakyčiau, visiškai nekalti reiškia. Nes Daukanto aikštėje žiūrim, kabo grandinės. Tos grandinės neleidžia žmogui su vežimėliu įvažiuoti į aikštę, pasidžiaugti tą aikštę, privažiuoti arčiau prezidentūros. Klausim paveldosaugos, kurio velnio tos grandinės kaboto. Kam jos reikalingos, ar ten kažkokia vertybė jos ar ką? Ne, jokia nevertybė. Kaušt nukarpėme tas grandinės, nes dabar žmogus su vežimėliu gali paimti ir laisvai važinėtis mūsų Daukanto aikštėje. Smulkmena, sakysi, taip smulkmena. Bet po to mes pradėjome, reiškia, pagalvojame, o kaip žmonės su regėjimo negalia. Jeigu matėte, gal per televiziją rodė, laiptus markiravome ryškia geltona juosta. Kilo skandalas. Prezidentas tvarkosi pas save prezidentūrą kaip nori, dar